Pastatų daugiabučių namų sutvarkymas Lietuvoje tai yra nei kiek nemažiau svarbus ir nemažiau kainuojantis projektas kaip 3 Ignalinos bloko statyba. Bet dabar apie 3 Ignalinos bloką kalba visi kiekvieną vakarą, aukščiausiuose lygiuose, apie juos kalba tik tai po truputį. Kaip pakeltą klausimą į atitinkamą nerežimą? Kad čia reikėtų pripažinti, kad čia yra valstybės problema numeris 1, būtent mūsų energetiniai dalykai. Šitą nuotrauką, kuri akivaizdžiai parodo, kur gyvena mūsų pagrindinė visuomenės dalis. Daugiabučiai gyvenamieji namai, civilizuoti, su internetu, su karštu vandeniu, su dujom, su televizija, su antenom, bet kiauriai. Turint pačią geriausią Europoje modernizavimo programą, patvirtintą vyriausybės, mes neturime pagrindų, kaip ją įgyvendinti. Mums liko renovuoti 27 000 namų. 27 iš 11 dalinant, 11 metų liko, negaunasi po 2455 namus mes kasmet turim. Šiais metais mes 196. Mums apie 21 milijardą 600 tūkstančių per 11 metų įdėti. Per likusius metus, jeigu padalinsime iš 11, atsiprašau, gaunasi 1 milijardas 964 milijonai į metus. Gavome 50 milijonus, o reikia 1 milijardą 964. Kas toliau? Toliau niekas, ne? Ir jeigu šiais metais mes nieko nepadarome, tai ta suma 27 000 namų, norime ar nenorime, jie nusikelia vis toliau. Vadinasi, našta biudžeto vis didėja ir didėja. Tokiais tempais mes dirbsime 100 metų. Vadinasi, valstybė priėmusi tą modernizavimo programą, jinai pati netikė, kad jinai jį gyventų. Mastai yra stulbinantis. Matome perspektyvą energetikos. Tai niekad anksčiau matyti Lietuvoje, aš nežinau, reiškia, čia matyti Prunskienės kainų paleidimas, ko gero gali prilygti, bet tam efektui, per kurį valstybė praėjo, bet tai bus dar stambesnė krizė. Realios strategijos nėra. Yra popierinės strategijos, yra įvertinimas geras padarytas, kiek yra namų ir kiek tai kainuotų. Liaudiškai tariant, reiškia, bet kaip tą realizuoti, faktiškai nieko nėra. Gamybo ir šilumos perdavime labai daug atlikta, o namų apšiltinio praktiškai niekas. Virš 600 000 būtų kiekvieną mėnesį gauna mokėjimo pranešimus ir niekas praktiškai nežiūri, kiek jie suvartoja šilumos. Visi žiūri, kiek jiem priskaičiavo litų. Namai yra 4 pagrindinių kategorijų. Tai yra namai, kurie naujai pastatyti ir minimalus suvartojimas per mėnesį 8 kWh, 60 kvadratinių butas suvartoja 480. Toliau šiek tiek taupantis 15, masinė statyba 25, o kurie labai netvarkinti namai 35, 40, 50 ir taip toliau. Ir mokėjimai per mėnesį 76 litai ir 330. Ne kaina šilumos, kurią skaluoja šiandien visi, o suvartojimas apsprendžia mokėjimo dydį. Bet nuo to suvartojimo bėga visi, kadangi čia yra didžiulis darbas, prie kurio bijo visi prisiliesti. Nuo šilumos suvartojimo yra visi nusišalinę. Žmogus paliktas vienas. Ir jam sako, butą privatizavai ir pats tvarkykis. Šiltinkit namus ir pereikit į vietinį kūrą. Ne tik mes sakom, Europą ragina. Gelbėkime. Turim fantazuoti. Kaip privers, kaip sugundyti, kaip kažkokiu būdu paskatinti, renovuoti tuos namus, kai savininkai yra visi pabarstyti atskirais būdais. Turi baigtis tas, nuomonių pluralizmas namo renovacijos klausimais. Dauguma, jeigu apsisprendė renovuoti namą, turi būti mechanizmas aiškus, kaip jie gali įgyvendinti. Šiandien dienai jos gali pasakyti. 3 bobutės nesutinka, visas namas sėdi ir laukia. Labai reikia kompleksinių sprendimų. Aš irgi palaikau tą idėją, kad reikia renovuoti kvartalais, išsprendžiant ir, sakykime, parkavimo aikštelių, ir galbūt užstatymo. Taip, ta prasme, antstatų ant namų, tai būtų tikrai logiškas žingsnis, bet jis sudėtingesnis. Kažkoks valstybės prievartos mechanizmas priversti renovuotis namus, ar atskirai, ar kvartalais, jis turi atsirasti.